2012 m. spalio mėnesį planuojama išjungti analoginės televizijos siųstuvus. Ar kabelinės televizijos žiūrovai ir toliau galės žiūrėti mėgiamus kanalus? Apie tai kalbame su UAB Eteris direktoriumi Romualdu Prokofjevu. 2012 m. spalio mėnesį ruošiamasi išjungti analoginės televizijos siųstuvus. Ar ir toliau žmonės galės žiūrėti savo mėgstamas televizijos programas? Jo, 2012 metais spalio mėnesį analoginiai programų siųstuvai bus išjungti, bet tai nereiškia, kad žmonės negalės žiūrėti savo mokamų programų. Gal bus didesnė problema tik tiems, kurie gyvena kaimo vietovėse ir naudojasi paprastomis antenomis ir paprastais analoginiais televizoriais. Jiems reikės nusipirkti skaitmeninės televizijos priedėlius, kurie dabar jau nelabai brangus, arba nusipirkti televizorius, kuriuose jau yra galimybė priimti MP4 formato programas. Kabelinės televizijos žiūrovams tikrai nieko nereikės daryti, nes mes jau dabar rodome visas eterinės programas priimamas skaitmeniniu būdu ir tikrai niekas nesikeis. Visi gali būti ramūs ir toliau žiūrėti pamėgtas savo programas. Konkurentai teikiantys mokamas televizijos paslaugas siūlo labai geromis sąlygomis sudaryti sutartis. Ką siūlo kabelinė televizija? Taip, mes kaip ir visame versle nesame vieninteliai ir monopolistai, turim konkurentus ir gana stiprius, tai yra Teo, Gala televizija ir Vesatas. Konkurentai kai kuriais atvejais nelabai sąžiningai bando konkuruoti ir labai supainiotą kainodarą bando įsiteikti klientams ir prisivilioti pas save juos. Ir buvo nesenų metu buvo pateikti pasiūlymai iš vienų konkurentų tokie tipo, sudaro su mumis sutartį, gaunate ten kažkokį tai piniginį čekį, ten kažkokie tai sumai. Bet kai paaiškėjo, kad vis dėlto tai yra netiesa, jokių čekių, jokių pinigų niekas ten nesiruošia duoti, yra žmogus, klientas pririšamas prie paslaugos gana ilgam laikotarpiui ir susiskaičiavus visus pinigėlius, kiek reikėtų susimokėti sudarius sutartį, pasirodo, kad tai gana nemažos sumos ir galutiniam rezultate gaunasi, kad tai vis dėlto paslauga brangi, tik tai labai gražiai pateikta. Ir net kaip pavyzdį mes turime pasiskaičiavę konkurentų ir mūsų paslaugų kainas keliems metams. Tai net galiu pasakyti, nevardindamas konkurentų, kurių čia kainos yra. Reiškia, jeigu sudarytumėte su mumis televizijos paslaugų sutartį, tai per 3 metus susimokėtumėte viso 816 litų 3 metams. Tai čia už pilną bazinį paketą, tai ten pas mus 42 dabar televizijos programos. Kiti konkurentai siūlo tie, kurie ir labai deklaruoja, kad labai pigu ir labai gerai, tai susimokėtumėte 1347 litus, o pas dar vienus aplamai ta paslauga kainuotų jums 1652 litai. Kabelinė televizija turi privalumus tokius, kad mes už papildomų televizorių prijungimą neimame jokio mokesčio absoliučiai. Pas konkurentus paprastai tai yra mokama. Kiekvienas papildomas televizorius yra apmokestinamas ir paslaugos kaina didėja. Mes neturime jokių kortelių, dekodavimo kortelių, aktyvavimo mokesčių, palaikymo mokesčių, kurie irgi nėra labai pigus. Pavyzdžiui, aktyvuoti kortelę, reiškia abonentų, kainuoja praktiškai vienkartinis aktyvavimas 100 litų, o paskui palaikymas kortelės, jie ten kaip tą paslaugą pristato, kainuoja apie 50-59 litai. Tai kad norėčiau pasakyti visiems, kad tikrai nesusiviliokit tom pigiais reklaminiais triukais, kur siūlomos rojus ir labai geros kainos visa kita, o pasirodo paskaičiavus yra visiškai kitaip. Tiesiog reikėtų kiekvienam žmogui prieš sudarant sutartį, reikėtų tikrai gerai pasiskaičiuoti ir pasverti viską. Ir pasirinkti, aišku, jam tinkamiausią variantą. Kuo skiriasi jūsų programų paketai nuo konkurentų? Konkurentai praktiškai turi susidarę irgi savo programų paketus, kurie irgi turi savo specifiką, galima sakyti. Kabelinė televizija yra lankstesnė tuo, kad mes galime panaudoti programas ir iš
vienu konkurentu. Pavyzdžiui, iš Vesat mes galime panaudoti Vesat Sport Baltic kanalą, kurio negali panaudoti televizija Gala. Lygiai taip pat iš Galos mes galim panaudoti kai kurias rusiškas programas, kuriom sutarčių neturi Vesatas. Tai kad aš manau, kad mūsų programų rinkiniai, tie vadinami programų paketai, yra tikrai geresni palygint ir vienų ir kitų konkurentų. Nes mes tikrai paimame visas įdomiausias programas, kurių negali žiūrėti kitų televizijų žiūrovai. Prienų kabelinė televizija teikia ir internetą. Kokias naujoves siūlote šiai sričiai? Kabelinė televizija, arba kitaip sakant, OB eteris, internetą teikia nuo 2006 metų. Mes pradėjome gana kukliai, bet dabar šiam laikui turime nemažai eterio interneto vartotojų ir turime nemažus ratus, kuriuos galime pasiūlyti savo ir klientams. Lygiai taip pat galbūt ir konkurentai didina ir greičius interneto prieigos ir mažina kainas ir visą kitą. Mes taip pat neatsiliekam ir dabar už 35 litų mėnesinį mokestį mes galime pasiūlyti 8 megabitų greitį per sekundę, tai reiškia 4 kart didesnis greitis, negu tai buvo prieš kokius metus, už tą pačią kainą. Kainų kelti tikrai nežadame, nes irgi norime turėti savo klientus, norime teikti pigią, greitą ir gerą paslaugą. Tai kad mūsų interneto paslaugoje didžiausiai pokyčiai tai, kad už tą pačią kainą mes didiname greitį ir didinsime ateityje dar daugiau. Visgi kaip siūlytumėt pasirinkti interneto ir televizijos tiekėją žmonėms? Norėčiau pasikartoti, bet tikrai visiems žmonėms noriu pasakyti ir priminti dar kartą, kad nesiduotų lengvai apmulkinami, nes reklaminių triukų prisigalvoja visi labai daug ir siūlo įvairiausios būdais visokias lengvatas, visokius televizorius, visokius piniginius čekius, visą kitą, bet tikrai reikia pasiskaičiuoti, kiek jums ta paslauga kainuos ten kažkuriam tai laikotarpiu, ten ar metams, ar 2, ar 3, ir tikrai įvertinkit visas sąlygas, plus įvertinkit, ką gausit už tos pinigus, kokios jums programos bus, ar tai bus jūsų mėgstamos programos, ar nebus. Galite įvertinti, jeigu šnekant apie internetą, greičius, nes kai kurie irgi deklaruoja, kad greičiai labai dideli, bet pasirodo, kad tie greičiai dideli tik tai jų serverių tinkle, o pasimatavus greitaveika su užsienio serveriais, pasirodo, kad ten tas greitis visai nėra didelis. Vienu žodžiu, tikrai reikia visiems labai atidžiai pasižiūrėti prieš pasirašant sutartį, bet vis dėlto vis tiek visiems siūlau rinktis kabelinę televiziją, nes čia ir eterio televizijos laidos, ir vietiniai tiekėjai, visada geriausiai ir paprasčiausiai kreiptis juos ir mes greičiausiai ir operatyviausiai šaliname gedimus ir su mumis kontaktas yra tikrai pats paprasčiausias.